Sveiki! Kriptovaliutų pasaulyje ką tik įvyko, sakyčiau, tikras žemės drebėjimas. Šiandien aiškinamės, kas tas Mika atitikties skardis ir kodėl šios taisyklės iš esmės keičia viską. Gerai, įsidėmėkite šią datą. Tai nėra šiaip eilinė diena kalendoriuje, tai kritinis lūžio taškas visai Europos Sąjungai. Saugomo tinklas, kuris daugelis saugojo, jo tiesiog nebeliko. Būtent, daugeliu įmonių pagrindinėse ES jurisdikcijose tas pereinamasis arba senelio teisių laikotarpis, kuris suteikia laiko prisitaikyti, dabar oficialiai baigtas. Viskas. Veiksmo laikas atėjo, o laukti ir stebėti tiesiog nebėra išeitis. Taigi, ką visa tai reiškia praktiškai? Pasinerkime giliau ir pažiūrėkime, kaip dabar atrodo ta naujoji realybė. Nes reguliavimo aplinka pasikeitė fundamentaliai ir labai svarbu suprasti, kas konkrečiai yra kitaip. Štai čia